Labadiena, mėly kolegos, labadiena, Audriau. Sveikas, sveiki. Pradedam mūsų transliaciją, tiesioginę transliaciją, grįžtam į darbus iš po vasaros, nors už langų dar nepanašu, kad ruduo. Dar tikrai vasara, bet tie, kas anksčiau būdavo tie kalendoriukai, kur nuplėšyt, atsimeni tokį būdavo. Tai jau 3 dienos nuplėštos. Tai šiandien mes grįžtam su savo tiesioginė transliacija. Pradžiai priminimas, jeigu kas primiršo, tai visos transliacijos metu jūs galite mūsų klausti. Klausimą galite rašyti po tiesioginę transliaciją komentarų skiltyje. Jeigu kas norite, kad nebūtumėt identifikuoti, klausimą savo siųskite elektroniniu paštu info@švietimoprofsąjunga.lt. Tai pradedam turbūt, kaip ir mokytojai, nuo to, ką kalbėsime. Pokalbio planą reikia paskelbti, tai kalbėsime kaip ir kiekvienų mokslo metų pradžioje. Čia jau turbūt 3 mokslo metai, kada mes tokiu būdu pradedam mokslo metus. Ir kaip aš pasižiūrėjau, pasiklausiau laisvalaikiu, ką mes anksčiau kalbėjom, tai iš esmės temos yra tos pačios. Besikartojančios, tik tai turinys skiriasi, detalės tam tikros skiriasi. Tai yra, kalbėsime apie tai, kas laukia naujais mokslo metais. Nekalbėsim apie tai, kas yra skelbiama Švietimo ir mokslo ministerijos, apie ugdymo turinį kalbėsim labai minimaliai, kiek tai susijęs su mokytojų darbo sąlygomis, bet kalbėsime apie tai, kas yra naujo mokytojų darbe, kaip keičiasi mokytojų darbo sąlygos, apmokėjimas ir kiti dalykai. Ir aišku, neišvengiamai mes galime iš karto atsiprašyti visų vienas kito, kad mes dar kartą kartosime tos dalykus, kuriuos jau mes esame ne vieną kartą kartoję. Nors turbūt visiškai natūralu, po vasaros atėję mokytojai pailsėję, švariomis galvomis, galbūt kai kurios dalykus užmiršta. O ir pakartoti ir mums patiems, ir kitiems mokytojams yra visiškai naudinga. Taip. Tai turbūt, bet kaip ir sakai, dar vasara už lango nesibaigia. Klausimas būtų, kaip profesinė sąjunga žmonės praleido vasarą. Tai labai geras, iš tikrųjų, labai geras ir laiku užduotas klausimas. Tai trumpai vasarą galima suskirstyti į 3 dalis. Tai tokios mūsų organizacijos 3 dalis. Tai pirmiausia, tai Liepos pradžioje, Liepos 1 dienom, iš karto po mokslo metų užbaigimo, mes šiemet pradėjom naują tradiciją. Tai turėjau mūsų organizacijos sąskrydį. Tai tikrai buvo, bent jau tie, kurie dalyvavo, atsiliepimai patys geriausi ir tikiuosi, mes tą tradiciją tęsim ir kitais metais tą patį su kažkokiom naujovėm sąskrydį turėsim. Toliau... Turbūt čia reikia pasakyti, kad jisai jame dalyvavo virš 200 profesinės sąjungos narių iš visos Lietuvos. Ir vyko Prienų rajone Harmony Park, puikiausiai aplinkoje, ir ten buvo ir tiek pramogų, Taip, ir sportas, ir muzika, ir kultūra, ir visko. Tikrai buvo labai daug. Sakykime, įtempta ir labai įdomi programa. Taip, tai čia mes tokiu būdu norim pasakyti, kad profesinė sąjunga tai nėra vien tik tai kovojanti organizacija, kažko nepatenkinti, burbanti, bet ir joje yra žmonės mokantis atsipalaiduoti, mokantis pailsėti, mokantis bendrauti. Būtent. Tada antras, sakykime, tas jau tradicija tapęs, tai 3 kartą šiemet vasarą mes organizavom vaikų vasaros stovyklą. Ir čia šioje vietoje reiktų nuoširdžiai padėkoti visiems, tiek mūsų nariams, tiek ir ne mūsų nariams, artimiesiems, visiems, kurie skyrė 0,6% paramą nuo gyventojų pajamų mokesčių, ką galim padaryti kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos. Ir šių lėšų dėka mes jau 3 metus organizavom vasarą ir turėjom 3 savaičių stovyklą, ten ir lietuvaičiai dalyvavo. Paskutinę savaitę tradiciškai buvo atvykę vaikai tiesiai iš visos Ukrainos. Tai tikrai emociškai, toks, sakykime,
bent jau tiem vaikam labai geras laikas, geras poilsis. Taip pat vyko nuostabioje vietoje Visagine, apsupti ežerai, miškai ir taip toliau. Ir tikrai ypatingai nuoširdžiai dėkoju ukrainiečiai, kurie buvo tiesiai atvykę iš pačios Ukrainos. Čia reikia pasakyti, kad tą padaryti padėjo Visagino mūsų kolegos iš Visagino. Būtent. Tai jie organizavo visą tą stovyklą, bet pasikartosiu, kad finansinę paramą skyrė kiekvienas iš jūsų, skirdami tą 0,6%. Tai antroji tokia, sakykime, mūsų profesinės sąjungos veikla vasarą ir kas be ko negalim apseiti, tai kaip ir kiekvienais metais darbas su ministerija. Visą vasarą vyko tiek dėrybos dėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo, tai mes šitą šiek tiek vėliau aptarsim. Taip pat vyko įvairių teisės aktų, kurie reglamentuoja mokytojų darbo sąlygas ir panašiai, keitimų, projektų derinimas ir visi šitie dalykai buvo svarstomi, ilgos diskusijos, bet rasti sutarimai ir praktiškai mes galėsim ir perėti prie to, kas keičiasi nuo rugsėjo 1 dienos. Tai realiai turėjom ir poilsį, ir pramogų, ir vaikam stovyklą, ir tuo pačiu darbas tęsiant, ginant, atstovaujant tiek profsąjungos narius, tiek ir kitus pedagogus. Kaip paminėjai, Švietimo mokslo ir sporto ministerija vasarą ruošiančią teisės aktų pakeitimus, tai man šita jų mada, nežinau, šią rutiną tokia jau pasidarė. Tradicija. Na, vadinkim tai tradicija, prasta tradicija, nes visų pirma vasarą mokytojai, jos atstovaujantis dažniausiai poilsiauja ir esam priversti dirbti. Iš kitos pusės vasara tai yra mokslo metų išvakarės ir turbūt pakeitimai paskutinę dieną, paskutinį mėnesį, solidžios organizacijos nedaro, bet šita tradicija, sakau, kiek aš dirbu mokytojai, kiek esu profesiniai sąjungai, tai aš atsimenu, kad kiekvieną vasarą, vasaros pabaigoje, mes sužinome vienokių ar kitokių naujovių. Tai tvarkoj, be naujovių mes neišsiversim ir šie mokslo metai, be kitų dalykų, kurie susijęs su ugdymo turiniu, yra naujovių susijusių su mokytojų darbo sąlygomis. Tai prašom. Tai pirmas dalykas, ką reiktų pasakyti, kad nuo rugsėjo 1 didėja visų pedagogų darbo užmokestis, tai yra vadovaujantis, atsižvelgiant, sakykime taip, vykdant kolektyvinę sutartį, kurioje mes pasirašėm pernai, mes ir mūsų kolegos, kitos 3 profesinės sąjungos su ministerija pasirašėm kolektyvinę sutartį ir vykdant čia... Aš patikslinsiu atnaujinimą kolektyvinės sutarties, kurią mes pasirašė 2017 metais, bet tradiciškai mes jį atnaujinam ir šiemet vyksta toliau dėrybos dėl atnaujinimo. Tai vykdant tą sutartį, nors kolektyvinėje sutartyje buvo rašyta, kad darbo užmokestis didėja ne mažiau kaip 10%, tai finansų ministerija vyriausybė įvertinus finansinius rodiklius, tai yra kaip keitėsi vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2023 metais ir nuo rugsėjo 1 dienos tas ne mažiau kaip 10% pakito į 15,5%. Ir tas 15,5%, jeigu galim taip išskirti į 2 dalis, tai yra 10% visiems pedagogams didėja pareiginės algos koeficientai, pareiginė alga, ir 5,5% tai yra didėja visų švietimo įstaigų darbo užmokesčio fondas ir tie 5,5% bus paskirstyti mokytojams, kitiems pedagogams pagal įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus susitarimus. Tai ten, kaip pavyzdys, už veiklos sudėtingumą, ten pavadavimą ir visi kita ir panašiai. Tai šitas dalykas yra jau padarytas, vyriausybės dar rugpjūčio mėnesį priimtas nutarimas ir nuo rugsėjo 1 įsigaliojo. Tai mes čia galim turbūt pabaigti šitą istoriją, prasidėjusią pernai rudenį, kada buvo nuogąstavimų, sakyčiau, nepagristų nuogąstavimų, jog mokytojų darbo užmokestis
nebus didinamas tokia dalim, kad būtų vidutinis mokytojo atlyginimas pasiektų 130% šalies darbo užmokesčio. Taip, vyriausybė tai, ką prisimė savo įsipareigojimus, tą ir turbūt kalbėkim taip, kad tai pavyko padaryti. Dėl to galėjom būti ramus, todėl kad buvo pasirašyta šakos kolektyvinė sutartis ir šakos kolektyvinė sutartį buvo šitie įsipareigojimai. Būtent, taip. Tada, kas keičiasi dar? Tai jau, kaip minėjau, vienas teisės aktas keičiasi, nuo rugsėjo 1 įsigalioja ir tai yra 2019 m. kovo 1 dienos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas numeris V186. Tai yra įsakymas, kur yra prašyta mokytojo darbo krūvio sandara, kaip jinai nustatoma ir panašiai. Tai šito vietoj pasikeitė tai, kad jeigu grįžtume metus atgal, atsimenam, kad pernai startavo atnaujintas ugdymo turinys. Ir tam pačiam ministro įsakyme pernai buvo parašyta, kad mokytojams dirbantiems su atnaujintu turiniu, tai yra pernai, kai buvo nelyginėse klasėse, 1, 3, 5, 7, 9 ir 11, už darbą su atnaujintu turiniu buvo didinamos 20% valandos skirtos pasiruošimui, planavimui, sąsiuvinių taisymui. Tai buvo ne atlyginimo didinimas, o tik tai daugiau buvo laiko skirta ruoštis pamokom. Būtent. Tai šiemet po sakykime taip, aktyvių dėrybų su ministerija yra sutarta ir sutarimas patvirtintas priimto ministro įsakymu. Ir reiktų pasakyti dar, kad buvo senoji įsakymų redakcijoje, kad šiemet nuo rugsėjo 1 tokiu pat principu didėtų valandos dirbantiems su lyginėse klasėse, 2, 4, 6, 8, 10. Jeigu nebūtų atnaujinimų. Jo, jie nebūtų atnaujinimų. Bet kadangi susitarėm, tai nuo šio rugsėjo absoliučiai visiems mokytojams už darbą su atnaujintu turiniu, nes nežiūrint ar lyginėse klasėse ar nelyginėse klasėse, visiems mokytojams didinamas pareiginės algos koeficientas dėl veiklos sudėtingumo už darbą su atnaujintu turiniu. Tai šitas pokytis lies visus mokytojus, nes jau neliko mokytojų nedirbančių su atnaujintu turiniu. Būtent, ar nesvarbu, ar jis dirba pirmoji klasėje, ar lyginiai klasėje, ar nelyginiai, visiems mokytojams šiais mokslo metais už darbą su atnaujintu turiniu mokama didinamas pareiginės algos koeficientas už veiklos sudėtingumą. Ir čia reikia turbūt pasakyti, dar kartą pabrėžti, kad tai taikoma ir tiem mokytojams, kurie su atnaujintu ugdymo turiniu pradėjo dirbti pernai. Tikrai taip, visiems, absoliučiai visiems. Ir formulė yra ministro įsakyme, ta ministro įsakyme yra formulė parašyta, kaip apsiskaičiuoti. Ta formulė jūs dabar ekrane galite ir matyti, ir paaiškinimas, kaip jinai apskaičiuojama, tai yra mokytojų skirtų, nustatytų valandų skiriamų ugdomąją veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti skaičius, dauginamas iš 0,2. 0,2 tai jeigu taip paprastai pasakyti, tai tas 20%, kaip ir buvo pernai nustatyta. Ir padalinamas iš bendro mokytojų valandų, metinių valandų skaičiaus. Ir padauginam. Esančio etate, taip. Bendras, taip. Ta prasme, kiek iš visų per metus mokytojos dirba. Tai jeigu jis dirba etatu, tai padalinama iš 1512. Ir padauginama iš 100%, kad pasiverstų procentaliai, procentas susiskaičiuotų. Tai va, pagal šitą formulę, bet kuris mokytojas gali realiai pasiėmęs savo darbo krūvį, nes greitų metu, tikiuosi jau šią savaitę, kitą savaitę daugelis mokytojų jau žinos, kokiais krūviais jie dirba, tai gali įsirašę savo duomenis susiskaičiuoti, kiek jiems skiriamas tas, koks procentas yra. Reikia pabrėžti vieną dalyką, kad ministro įsakyme yra tam tikra išimtis, bet tik tai, sakykime, išimtis netaisyklė, nes pasikartosim, kad visiems mokytojams didinamas pareiginės algos koeficientas dėl veiklos sudėtingumo pagal šią formulę, bet tais atvejais, kada mokytojo bendrai
už veiklos sudėtingumą procentas yra didesnis negu 25, nes įstatyme yra numatytas maksimalus skaičius yra 25 procentai. Tai tokiais atvejais mokytojui didinamas ne pareiginės algos koeficientas dėl veiklos sudėtingumo, o didinamos valandų ta pasiruošimo procentas 20 procentų. Tai realiai, jeigu paimti finansiškai suskaičiavus, tai jokio skirtumo nebūtų, ar vienaip didintų, ar kitaip didintų, bet... Čia kalbant apie mokyklą finansiškai. Taip. Mokytojai skirtus. Ne, mokytojai nesiskiria lygiai tas pats. Čia yra formulė padaryta taip, kad jokio skirtumo, ar jam taip mokėtų, ar kitaip mokėtų, tai yra tas pats. Bet paprasčiausiai, kada yra tam tikrų teisės aktuose klaidų, apie kurias mes vėliau šnekėsim, ir mes pernai puikiai atsimenam, kada, kaip ir buvo liepta pagal ministro įsakymą didinti valandas, bet etatų mokyklose kaip ir nebuvo, negavo, tai gavosi, kad per mažai etatų, dėl to tas valandas konvertavom į procentinę išraišką ir finansiškai absoliučiai lygiai tas pats. Tai dabar reikia tik tai pasakyti, kad šita formulė, kuri yra ministro įsakyme, jinai turi atsidurti kiekvienos mokyklos darbo apmokėjimo sistemoje kartu su įrašu, jog tai yra papildomas kriterijus didinant mokytojo pareiginės algos koeficientą dėl veiklos sudėtingumo. Taip, ir šitas ir ministro įsakyme yra pažymėta, kad tai turi būti įtraukta ir būtinai kiekvienoje darbo apmokėjimo sistemoje turi atsirasti toks kriterijus, nes jeigu pažiūrėtume darbo apmokėjimo įstatymą, ten yra 2.1 punktas ir tai išvardyta nuo 1 iki 15 procentų, kada privalomai didinama ten darbas su specialiaisiais ugdymo poreikiais, su užsieniečiais, mokymas namuose ir panašiai. Ir yra tada 2.2 punktas, kiti kriterijai. Mokykloje suteikti. Taip, tai vat, pagal šitą punktą kiekvienos įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje šitą formulę su aprašymu turi atsirasti. Tai dabar jeigu daugelį darbo apmokėjimo sistemų, kurias mes matėme, tų kitų kriterijų papildomų nėra numatyta, su retom išimtim, tai dabar jau visose darbo apmokėjimo sistemose. Bent vienas kriterijus turės būti, taip. Tvarkoj. Ir tai, kadangi keičiasi visi šitie, keičiasi ir pareiginės algos koeficientai didėja 10 procentų, atsiranda papildomas būtinas privalomas kriterijus į darbo apmokėjimo sistemą, tai tradiciškai pagal įstatymą ir pagal kitus teisės aktus visos įstaigos nuo rugsėjo 1 dienai turi atnaujinti savo darbo apmokėjimo sistemas. Ir tik priminti reiktų, kad tos darbo apmokėjimo sistemos turi būti suderintos su profesinė sąjunga. Ir turbūt reikia akcentuoti, kad ne tik darbo apmokėjimo sistemos ir jų pakeitimai. Tai jeigu rugsėjo mėnesį yra daromi kažkokie pakeitimai, o jie privalomi būtų daryti, tai darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai, kuriuos mes minėjom, ar galbūt atsiras ir kitų, nes gali keistis ugdymo planas, gali... Ne, tai čia tų pakeitimų gali atsirasti įstaigoje priimti tam tikrus sprendimus. Bet tai visi sprendimai turi būti suderinti su profesinė sąjunga. Būtent suderinti, tai čia iš vienos pusės atsakomybė yra pareiga vadovui, bet iš kitos pusės atsakomybė profesiniai sąjungai. Ir jau čia ne vieną kartą kartuojam įvairiose vietose, įvairiais formatais, kad profesinė sąjunga teikia ekspertinę konsultacinę pagalbą, keičiant, analizuojant tos siūlomus pokyčius ir netgi derinant. Taip, ir čia reiktų dar paminėti, kad tą pagalbą, kurią mes nuolat teikiam savo nariams, pagal mūsų, sakykime taip, dėrybinius rezultatus, kai mes turėjom dėrybas pernai dėl šakos kolektyvinės sutarties, tikriausiai visi puikiai atsimenam, kad buvo susitarta, kad nacionalinė švietimo agentūra atliks tam tikras patikras Lietuvos švietimo įstaigose, nes mes nuo pat šitos reformos startavimo, etatinio įvedimo vyriausybei, ministrams kartojom, kad įsivertinkim, kaip laikomas teisės aktų. Kaip kiekviena reforma pradėta, turi būti vertinama kokie rezultatai ir
kaip visada, dažniausiai Švietimo ir mokslo ministerija paleidžia reformą ir Tai bus. Tai šiuo atveju mes buvom atkaklus. Ir rezultatą turim. Tai nacionalinė švietimo agentūra atliko tuos patikrinimus ir rezultatus, išvadas, tai tikrai ir tos mokyklos, ir visi mes apie tai užšnekėjome, galima rasti, pasiskaityti, bet esmė yra... Mūsų tinklapį visa medžiaga yra. Tikrai mūsų tinklapį yra ir kas nori gali pasižiūrėti mūsų įrašus, anksčiau ką mes kalbėjom. Bet nacionalinė švietimo agentūrų specialistai, uždamiesi atlikti tą patikrą, buvo sudarę klausimyną ir tas klausimynas pagal mūsų prašymą dar vasarą prašym, kad jis būtų atnaujintas, nes tai tikrai yra gera pagalba tiek mokyklos vadovam, tiek ir profesinės sąjungos nariam pasimti tą klausimyną ir įsivertinti, ar tos jų kiekvienos įstaigos darbo apmokėjimo sistema atitinka teisės aktus. Ir tą klausimyną tikrai galite rasti ir parsisiųsti mūsų interneto svetainėje. Mes apie tai vakar visus informavom ir jei mūsų interneto svetainėje tą klausimyną galite pasimti. Tai čia kitai žodžiais tariant, tai savotiškas toks vadovas, kur kaip ruošti. Kaip ruošti ir kaip įvertinti jau galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, jeigu jos nevertino pernykštis nacionalinės švietimo agentūros patikrinimas. Tai ten tiesiog galima ant pirštų žiūrėti, dėti pliusus, minusus, ar yra reikalingi dalykai, reikalingi susitarimai. Tai tikrai šito reikia pasinaudoti ir dar kartą pakartosim, kad profesinės Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos organizacijoms mes teikiame ekspertinę pagalbą ir netgi esant reikalui pagalbą derinant darbo apmokėjimo sistemas. Būtent. Ir tai čia tokios naujovės, kurios susijusios su mokytojų darbo sąlygomis, mokytojų darbo sąlygų pokyčiais keičiant teisės aktus. Bet kaip ir pradėdami mes kartojam, kad kiekvienais mokslo metais kai kurie dalykai turi būti padaryti, bet ne vienoje mokykloje šitie dalykai, kurie metai iš metų turėtų būti daromi, jie yra kaip kažkokia savotiška naujovė. Tai pirmas toks dalykas tai yra darbo sutarčių keitimas. Darbo sutartis, čia turbūt nereikia niekam sakyti, nors verta turbūt pasakyti, kad tai yra pagrindinis dokumentas kiekvieno darbuotojo, mokytojo tarp jų, kuriame nustatomos mokytojo darbo sąlygos, darbo laiko norma ir apmokėjimas. Tai visiems mokytojams, visiems pedagoginiams darbuotojams nuo rugsėjo 1 keičiasi pareiginės algos koeficientas ir tas pareiginės algos koeficientas ir mokamas atlyginimas ir tai yra įrašyta darbo sutartį. Ir tos privalomos būtinos darbo sutarties sąlygos. Tos darbo sutarties sąlygos turi būti pakeistos įrašant keitimo datą. Ir tai turi būti atliekama darbo kodekso nustatyta tvarka ir pabrėžkim, nors galbūt nedėrėtų kartoti tokių dalykų, bet dėja kartojasi metai iš metų, kad tai daroma neatgalinė data. Tai visi dalykai, kaip viskas pasaulyje daroma tuo metu, kada tai reikia padaryti. Taip pat darbo sutarties sąlygos, priminkim trumpai, kokia tvarka yra darbo sutarties sąlygų keitimo. Tai visų pirma turi būti raštiškas darbuotojo informavimas, kad keistis jam darbo sutarties sąlygos. Jame turi būti išdėstyta, kas keisis konkrečiai ir dėl ko keisis. Ir darbuotojas per 5 darbo dienas, netrumpiau kaip 5 darbo dienas, turi apsispręsti, ar jis sutinka ar nesutinka. Ir iš karto reikia pasakyti, kad visi paaiškinimai turbūt atsikalbinėjimais, taip jų nepavadinsi, kad trūksta laiko, darbuotojų mažai, darbų kitų yra rugsėjo mėnesį pilna nepriimami, nes, kaip ir sakėm, kad darbuotojas
darbuotojo atlyginimas mokamas, jisai dirba pagal darbo sutartyje numatytas sąlygas. Tai jeigu jos nesikeičia, tai jau yra toks kritinis, sakyčiau, darbuotojo darbo sąlygų pažeidimas. Ir dar vienas dalykas, tiek darbo kodeksas, tiek šakos kolektyvinė sutartis numato, jog darbuotojo darbo sąlygos gali būti keičiamos tik tai su raštišku darbuotojo sutikimu. Na, čia mes šiuo atveju šakos kolektyvinė sutartis taikoma tik tai profesinės sąjungos nariams, todėl mes pabrėžiam, kad švietimo ir mokslo profesinės sąjungos nariai turi raštu teisę, kartu pareigą savotišką raštu apsispręsti, ar jiems tinka darbdavio raštu pasiūlytos darbo sutarties sąlygų pokyčiai. Ir pokyčiai pagal šakos kolektyvinės sutarties nuostatas yra numatyta, kad profesinės sąjungos narių darbo krūvis mažinimas tik tai dėl objektyvių priežasčių. Taip, ir tos objektyvios priežastys taip pat yra išdėstytos kolektyvinėje sutartyje ir jos yra visos iš esmės susijusios su finansavimo mažėjimu. Būtent. Pačios įstaigos, komplektų mažėjimas, finansų mažėjimas ir panašiai. Ir tikrai tai nėra tiesiogiai susijęs su mokytojų pamokų skaičiaus mažėjimu, na tiksliau, sakykime, pokyčių. Taip, nes mokytojai dirba jau 4 metai turbūt. 6 metai. 18 metai, 7 pradedam. Kaip bėga laikas. Jau dirba etatinių darbo apmokėjimų ir nevalandinių darbo apmokėjimų ir todėl pasikeitus mokytojo darbo krūvio sandarai, tai yra pasikeitus kontaktinių valandų skaičiui, padaugėjus, pamažėjus, tikrai ne visais atvejais, toli gražiai ne visais atvejais turi keistis jo etato dydis ir už jį mokamas atlyginimas. Ir dar kartą pakartosiu, pabaigai, jog visi šitie pokyčiai turi būti daromi su raštišku mokytojo sutikimu. Ir turbūt dar vieną dalyką reikėtų priminti, nors dabar dar tik tai vasara, ką tik baigėsi ir iki metų pabaigos liko 4 mėnesiai, tačiau jie greitai prabėgs ir ateis metų pabaiga, kada bus beveik visose turbūt mokyklose galvojama, ką daryti su sutaupytų darbo užmokesčio fondo. Tai mes žinome, kad mokytojams ir kitiems darbuotojams įvairiais formatais, dėl įvairių priežasčių yra mokamos, anksčiau buvo mokamos premijos, dabar pasikeitus įstatymui atsirado premijos kaip tokios išnyko, bet bet yra taikomos skatinimo priemonės, tarp jų ir finansinės išmokos ir visos šitos išmokos, kaip yra išmokos iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo, jau vadovaujantis nacionaliniu kolektyvinė sutartim. Ir šakos kolektyvinė sutartim. Nacionalinė šakos kolektyvinė sutartim turi būti derinamos su profesinė sąjunga. Tai profesinė sąjungos žmonės. Bet šiaip tai šitie dalykai dar turėtų būti ir aprašyti darbo apmokėjimo sistemoje. Turėtų būti aprašyti, bet dėja mes nemeluokim nei savo, nei kitiems. Dažnai tai yra paliekama darbdavio diskrecijai ir jokių būdų negalime leisti, kad darbdavys vienašališkai, neskaidriai priiminėtų sprendimą. Profesinė sąjunga turi vienai par kitaip dalyvauti šitam procese. Ir tai čia turbūt visi tie dalykai, be kurių mokslo metų mokytojai negali pradėti, naujovių priimti, tos pokyčius būtinus padaryti. Tai jeigu kils klausimų profesinės sąjungos nariams, mes mūsų teisės skyrius, kiti žmonės tikrai atsakys. O dabar grįžkim dar prie vasaros. Grįžkim prie vasaros ir tu minėjai, kad be pramogų, be poilsio profesinė sąjunga dirbo, profesinės sąjungos derybininkai, šakos kolektyvinės sutarties derybininkai, jie derino eilinius šakos kolektyvinės sutarties pakeitimus. Ir turbūt mes patys suprantam,
ir mūsų socialiniai partneriai iš ministerijos, vyriausybės supranta, kad šie metai yra ypatingi. Šie yra metai ypatingi, nes spalio 13 dieną bus rinkimai ir labai galimas dalykas, kad keisis valdančioji dauguma, keisis vyriausybė, keisis ministerijos vadovybė. Ir mums kaip profesiniai sąjungai, kaip visiems mokytojams, yra labai svarbus dalykas tęstinumas, stabilumas ir tęstinumas. Tai jau čia nuo 2017 metų mes tai pasiekėm, pasirašydami pakankamai kiekvienais metais vis konkretesnė, aiškesnė kolektyvinė sutartį ir dėrybos dėl būsimų pokyčių, kurie įsigalės turbūt nuo sausio 1. Vieni nuo sausio, kiti nuo kitų metų. Taip, nuo kitų metų jau pradėti. Taip, trumpai apie tai, kas dėrybose buvo pasiekta. Labai trumpai, nes detaliau, kaip baigėsi dėrybos, nes pagal mūsų susitartą reglamentą dėrybos mes turėtume užbaigti rugsėjo 23 dieną. Tai praktiškai aš manyčiau, kad sekanti mūsų transliacija jau galėtų būti apie tai, kas galutinai yra sutarta, kokie pokyčiai šakos kolektyvinės sutarties atnaujinime, bet galiu jau šiandien dieną įvardinti tam tikrus dalykus, kas yra susitarta. Tai vienas iš svarbiausių dalykų iškeltų mūsų reikalavimų, kaip ir pats minėjai, kad būtų tęstinumas ir stabilumas. Tai vienas, prisimenant pavyzdį iš nueinančios praėjusios vyriausybės, tai yra 2019 metais, kai vyko dėrybos, iš kur atsirado tas 130%, tai su tokiu tikslu mes esame iškėlę reikalavimą, kad ir ateinanti nauja valdžia tęstų mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčių didėjimo programą, jeigu taip sakyti, didinimo programą. Tai vienas iš pagrindinių reikalavimų yra susitarti dėl darbo užmokesčių didinimo programos iki 28 ir netgi 30 metų. Tai realiai dar galutinių rezultatų mes neturim, bet kad tokia programa bus, tai tikrai jinai bus, jau čia yra sutarta, kad jinai atsiras, dabar mes, sakykime, taip šlifuojam detalės, dydžiai, skaičiai ir panašiai. Aišku tai, kad nuo kitų metų, kitais metais pedagogų atlyginimai didės, lyginant su kitų sektorių, aš nežinau, kitų sektorių darbuotojų, kaip bus darbo užmokesčio pokyčiai, kokie bus, nes mes žinom, kad kitais metais vienas iš pagrindinių Lietuvos prioritetų krašto gynyba, bet tikrai švietimas nebus paliktas, sakykime, visiškai be papildomų finansavimo ir visiems nuo sausio 1 atlyginimai didės. Didės atlyginimai 2 etapais - sausio 1 dienai ir tada rugsėjo 1 dienai. Konkrečių skaičių dar tikrai šiandien dieną negaliu pasakyti, bet preliminariai, kad sausio 1 dieną ne mažiau kaip 5% bus tikrai. Bet čia eina kalba apie pareiginės algos koeficientų didėjimą. Taip, tai ne mažiau kaip 5% nuo sausio 1 dienos bus. Tada, kaip sakau, dėliojam skaičius, kaip toliau kiekvienais metais 26, 7, 8, 9 ir 30. Kaip viskas tai atrodys. Bet čia tas klausimas šitų būtų, ar tas santykis vidutinio mokytojų darbo užmokesčio ir šalies vidutinio užmokesčio santykis 130, jisai pirmas dalykas, galioja toliau, ar jisai keisis? Pirmas dalykas, taip, sutarta yra tai, kad bus vertinamas ne vidutinis mokytojų darbo užmokestis, kas dabar yra įrašyta kolektyvinėje sutartyje, o bus vertinamas, kaip sakyti, kiek lėšų yra skiriama vienam etatui finansuoti. Tas vadinamas R koeficientas. Čia buvo antras mano klausimas. Ir jisai santykis, jeigu taip žiūrėtum pagal dabartinę formuluotę, tas santykis, jeigu taip galim sakyti, jis didės. Nes vyriausybės, šitų politikų tam partijų susitarime yra įrašyta, kad išlaikyti iki 30 metų tą 130, bet pagal tai, kaip mes judam dėrybose, tas 130, jeigu vertint pagal dabartinę formuluotę, jisai auks.
Tai galim tikrai sakyti, kad iki 30 metų bent santykis nemažės. Jis didės. Bent nemažės, kiek didės mes negalim pasakyti. Ir antras klausimas buvo toks, kuris ir pernai kėlė daug labai aistrų ir tarp mokytojų, ir tarp politikų, ir tarp mūsų pačių. Ar bus kitaip traktuojamas tas vidutinis mokytojo darbo užmokestis? Tikrai taip, vertinsim dabar ne taip, kad vidutinis. Ne statistinį rodiklį. Ne statistinį, bet faktinį. Tai yra, mes kaip įpratę sakyti, R koeficientas. Tai yra, aišku, bus tikras aiškus dydis ir tada visi galės pasakyti, kad santykis šiandien dieną yra. Tai šitą dydį, tą vidutinį mokytojo darbo užmokestį bus galima suskaičiuoti žiūrint į įstatymą. Įstatymo lenteles, kurie bus pareiginės algos koeficientai. Ir tada nebeliks. Greitai suskaičiavau, kad šiandien dienai tas yra 2415, tai kiekvienais metais tas 2415 judės į priekį ir aiškus skaičius bus, konkretus skaičius. 2415 čia yra kas? Santykinis mokytojų atlyginimas. Tai yra kiek finansuojamas vienas etatas nuo rugsėjo. Kiek mokytojas gauna, ne kiek realiai kiekvienas mokytojas, o kiek mokykla gauna pinigų už vieną etatą. Taip. Tai turbūt ir čia tada nebeliks mažiau. Bus mažiau diskusijų, taip, interpretacijų, interpretavimų davė, nedavė, nes čia bus konkretu. Yra, nėra. Tada antras dalykas, kas tikrai yra sutarta, tai nuo kitų metų, tai nuo 2025 metų rugsėjo 1 dienos, pagaliau bus ištaisytos dvi, sakykime, labai svarbios padarytos klaidos dar praėjusios vyriausybės mokymo lėšų metodikoje, tam vyriausybės nutarime, pagal kurį yra finansuojama suteikiamos lėšos tiek visom švietimo įstaigom. Tai pirma klaida, kad bus sumažintas pradinių klasių mokytojų santykinis kontaktinių valandų skaičius, nes šiandien dienai jis yra vidutiniškai 799 valandos, kai kitų amžiaus grupių mokytojų nuo 5 iki 12 klasės jis yra mažesnis. Tai šitas skaičius bus suvienodintas su kitų amžiaus grupių su dalykininkų pareigybių valandom. Ir tas sudarys, tai reikš, kad pradinių klasių mokytojų etatų atsiras daugiau. Aš to noriu paklausti, kaip tai atsilieps? Taip, atsiras daugiau pradinių klasių mokytojų etatų, finansuojimų etatų. Tai kitai žodžiais tariant, atsiras platesnė erdvė apmokėti, teisingiau apmokėti pradinių klasių mokytojų darbą. Taip. Dar viena klaida, kuri irgi taip pat sutarta, kad nuo 25 metų rugsėjo 1 dienos bus ištaisyta, tai yra vėlgi per eilę metų, kada puikiai visi atsimenam praėjusios vyriausybės ir dar mes lažybas tai organizavom, ar bus prailginti mokslo metai savaitę ar ne. Tai ta savaitė, kai prailgino mokslo metus, finansavimas nebuvo skirtas pakankamai ir tuos visus metus čia ir balansavo. Tai bendrijai gavosi taip, kad vienas teisės aktas, tai yra bendrijai ugdymo planuose valandos vienas skaičius, o vyriausybės nutarime pagal ką finansuojamos tos valandos netitiko. Tai kitų metų rugsėjo 1 dieną šitos klaidos taip pat bus ištaisytos. O kaip jos bus taisomos, ar pridedant papildomą finansavimą, ar keičiant mokslo metų trukmę, mes kol kas nežinome. Ne, bet faktas, kad bus ištaisytos, o kokiu principu, manau, kitos savaitės dėrybiniam posėdį galbūt ir sužinos. Dabar yra paskelbta, kad vyksta kažkokios konsultacijos. Taip. Su mokyklom, tai jeigu mus čia žiūrintis turės galimybę ar norą išreikšti savo nuomonę, kaip reikėtų tvarkyti šitą klaidą, pavadinkim taip, tai savo nuomonę išreiškite. Netylėkite, nes tada vėl būsim nelaimingi, kad mokytojų balsas nėra girdimas. Taip, dar vienas jau yra tikrai sutarimas, kad nuo kitų metų, tai yra nuo 2025 metų sausio 1 dienos, vėlgi išgirdo ministerija mūsų eilę metų kartotas tas pastabas,
pati vertinu, tai yra švietimo pagalbos finansavimo klausimas. Ir nuo kitų metų sausio 1 dienos švietimo pagalbos finansavimas eis tiesiai į švietimo įstaigas, ne per savivaldybės. Tai šitas taip pat yra jau sutarta. Kol kas dar paliktos dėrybos dėl kitų lėšų, kurios irgi mokyklom priklauso, kaip valdymo lėšos, tai dar dėl šitų galutinių sprendimų nėra. Ar jos eis tiesiai į švietimo įstaigas, ar per savivaldybės perskirstomas, tai dar šito galutinai nėra sutarta. Bet kad švietimo pagalbos pinigai eis tiesiai į švietimo įstaigas, tai faktas. Tai gal tada iš to kilo klausimas, ką tai duos švietimo pagalbos specialistams? Tai matai, Audriau, čia yra... Na kaip pakeis, ar tai pagerins, turėtų pagerinti? Čia tikrai taip ir čia nėra toksai vieno atsakymo, nes kiekviena savivaldybė yra skirtinga. Ir yra tikrai savivaldybių pagal ministerijos atliktus tyrimus, duomenis, skaičius ir mes kokius turim skaičius, yra savivaldybės, kurios tikrai vykdo savo tą įsipareigojimą, įstatymą, kas yra savarankiška funkcija ir švietimo pagalbai tikrai skiria nemažą dėmesį ir finansų, bet yra tokių savivaldybių, kurios sugeba iš valstybės skiriamų lėšų savo dalies neprisidėti. Nes mes žinom, kad švietimo pagalbai... Tai netgi grąžint dalį lėšų. Nes žinom, kad švietimo pagalbai valstybė skiria kiekvienais metais vis didesnį finansavimą, bet tai nėra 100% finansavimas, maždaug jisai yra apie 80%, kiek reikalinga finansuoti švietimo pagalbą ir apie 20% turi prisidėti savivaldybės. Tai yra tikrai tokių savivaldybių, kai vyriausybė, valstybė kiekvienais metais per tuos paskutinius 4 metus, nes čia kai 20 metais pakeitė įstatymą, kas šiemet įsigaliojo nuo rugsėjo 1 įtrauktasis, tai kiekvienais metais tas švietimo pagalbos finansavimas didėjo, bet mes matom, kad su kiekvienais metais su tuo didėjimu atskirų savivaldybių ir nemažos dalies savivaldybių savo prisidėjimo dalis finansavimas mažėja. Tai dabar ir tas mažėjimas gaudavosi kaip ir paskaičiuoja, nes tas švietimo pagalbos finansavimas ateina pagal faktą. Tai yra žinoma, kiek yra mokinių, kiek keliem mokiniam yra reikalinga ta pagalba ir pagal tai apskaičiuojami pinigai ir jie eidavo per savivaldybės. Ir savivaldybės, atskiruose savivaldybėse būdavo, tai mokyklose tai neleidžia etatų formuoti, tai mažina švietimo pagalbos specialistų etatų, normatyvus keičia ir panašiai. Tai visi šitie dalykai turėtų pasibaigti. Aišku viena, kad kada ateis pinigai tiesiai į mokyklas, tikrai bus vyriausybės tam nutarime parašyta, kad šitie pinigai yra skiriami tik švietimo pagalbai, jokiam perskirstimui ten iš vienos apmokėti ar pirkti kažką panašaus nebus galima. Tai kitai žodžiais tariant, pokytis bus toks, kad savivaldybės neturės galių manipuliuoti šitais pinigais, viena, o kitas jų skirimas, jų dydis bus aiškus, nes yra aiškus kriterijai, formulės. Taip, vyriausybės nutarime, tam pačiam vyriausybės nutarime. Kiek turi būti skirta konkrečiai mokyklai, konkrečiam darbui su konkrečiu vaiku, su specialiais ugdymo poreikiais. Ir kada pradės grynintis va šitie dalykai, tų pinigų lėšų perskirstimas, tada pajudės mano vertinimu ir kiti kolektyvinės sutarties atnaujinimo klausimai, tai yra mokytojų padėjėjų finansavimas ir panašiai, nes dabar tikrai neįvardinus tam tikros savivaldybės, bet kada ateina pinigai, tai ir jie pasako, kad mes skiriam, duodam ir tą, ir duodam ir kitą, ir galiausiai iš tų pinigų, kurie gauna, tai ir finansuoja ir klases per mažas, ir visokių kitokių atvejų per visą Lietuvą mes esam matę. Tai čia kalbama apie tai, kad savivaldybės neskiria, o tiksliau perskirsto. Perskirsto, taip. Ir tai irgi, ir taip pažymėta, kaip sakiau, ne tik ministerijos atliktuose tyrimuose, tai jeigu prisimenam, tai valstybės kontrolės ataskaita, visko savivaldų įradė. Tai baigiant šitą, kalbant apie būsimas naujoves, tai reikia pasakyti, kad tai bus vienaip ar kitaip įtvirtintas šakos kolektyvinės sutarties
pokyčiuose, jų dar parašai nėra sudėti, bet sutarimai jau tam tikri yra pasiekti ir šitie vieni pokyčiai įsigalės sausio mėnesį, kiti rugsėjo mėnesį ir galbūt mes jau, kaip sakėjai, spalio mėnesį galėsim kalbėti jau apie tos susitarimus, kaip įvykusi faktą. Taip. Tai kaip ir aptarėm visus klausimus, Kas buvom suplanuoti. Kurie buvom suplanuoti, dabar turbūt, kaip ir sakėm, pereikim prie klausimų. Tai klausimų mes turime. Taip, turime nemažai. Taip, klausimas toks. Direktorius reikalauja nekontaktinės valandas šiemet dirbti mokykloje. Remiasi asmens duomenų apsauga, neva neleidžiama dirbti su mokyklos dokumentais, ruoštis pamokoms iš asmeninių kompiuterių. Kaip čia suprasti, gal yra pokyčiai. Tai šiaip tai nesam girdėję, kad kažkokie tai pokyčiai, ar darbo kodeksas keitėsi, ar dar, kad uždraustų dirbti nuotolinį darbą. Ir čia tik tai reiktų paklausti, tokį retorinį klausimą direktoriaus, tai galbūt mokytojas negali ir sąsiuvinių neštis namų taisytis, nes ten ant sąsiuvinio būna parašyta mokinio vardas, pavardė, kas jau asmens tikrai duomenys. Tai čia, žinokit, atsakymas labai paprastas, jokių teisinių pokyčių neįvyko. Ir čia... Toks reikalavimas iš esmės nėra teisėtas. Ir argumentas visiškai nesąmoningas. Na, tokie argumentai turbūt reikia pasakyti, kad ne vienas draudimas, ne vienas kažkoks perdėtas reguliavimas yra grindžiamas tuo tariamų asmens duomenų apsaugos. Būtent. Reglamentais, kurių dėja ne visi supranta ar yra susipažinę su jais. Taip. Kitas klausimas. Ar gali direktorius duoti bendruomenės valandų pavaduotojai ar socialiniam pedagogui? Tai atsakymas labai paprastas. Įsakyme dar tam biudžetininkų įstatyme, antras priedas, kur yra reglamentuota visas mokytojo darbas, ten parašyta, kaip reglamentuoja mokytojo darbą. Ir tos valandos bendruomenės... Pertrauksiu, šičia yra pokytis? Ar patikslinimas, ar tai buvo daroma? Ne, čia jokio pokyčio. Nuo 19 metų. Nuo 18 metų, kaip įstatymas priimtas, jisai galioja, buvo dabar, bet tam pakeitimas šiemet įsigaliojo pakeitimas, bet tas antras priedas, jis buvęs 5 priedų, pavirto tik pavadinimas, antras priedas. Tai tam priedė įstatyme aiškiai parašyta, kad mokytojų skiriamos bendruomenės valandos, o mokytojas yra toks žmogus, kuris turi bent vieną kontaktinę savaitinę valandą. Tai jeigu jūsų atveju, jeigu pavaduotojas dėsto kažkokį dalyką, sakykime, galbūt dirba ir mokytų, tada taip galima skirti bendruomenės valandų. Socialinis pedagogas galbūt turi kažkokį tai būrelį, tada tokiu atveju taip, bet jeigu nėra nei vienos kontaktinės valandos, jokių kitokių valandų negali būti. Nei bendruomenės, nei klasės vadovų, nei jokių kitų valandų, nes jos skiriamos tik mokytojui. Čia kaip tik ir buvo klausimas, mes jau nekartosim. Taip. Dėl klasės vadovų. Čia turbūt irgi pabrėžkim, kad jeigu kažkoks pedagoginis darbuotojas nėra mokytojas, neturi kontaktinių valandų, tai ir vadovauti klasiai negalima. Taip. Toliau klausimas. Čia mokytojai traukiami įvairias darbo grupės, komisijas nepaaiškinama, kiek konkrečiai valandų skiriama šiai veiklai ir klausimas, ar direktorius nesuderinęs su mokytoju gali šitos dalykus primesti. Tai turbūt reikia pasakyti, kad darbo krūvio skirstymas tai yra vadovo kompetencija ir vadovas atsakingas už ugdymo procesą, organizavimą, už mokyklos darbo, šis darbo organizavimą. Tai iš tiesų jisai gali numatyti mokytojui įvairias funkcijas, tačiau, kaip ir ministrai sakėme, tai yra suderintos su mokytojų valandos. Esmė yra ta, kad... Turbūt, aš pabaigsiu, nėra vienašalio sprendimo, kad vadovas pasako bus taip, arba mokytojas pasako
aš darysiu taip, kaip aš noriu. Čia turi būti pasiektas sutarimas. Tik tai vienas akcentą reiktų pasakyti taip, pagal tą patį, ką jau mes apšnekėjome, ministrų įsakymą dėl krūvių sandaros vadovas sudarinėja krūvių sandarą, bet ten yra aiškus nurodymas, kad atsižvelgdamas, vadovaudamasis į įstaigos darbo apmokėjimo sistemą, kuri turi būti sistemoje numatytus kriterijus. Ir valandos, ir darbai, ir veiklos, viskas turi būti ir taip turi būti aprašyta darbo apmokėjimo sistemose ir darbo apmokėjimo sistemose turi būti konkrečiai parašyta. Kokie darbai, kiek skiriama valandų ir panašiai ir panašiai. Darbo apmokėjimo sistema, pasikartosim, turi būti suderinta su profesinė sąjunga. Tai va, tam dokumente turi būti aiškiai reglamentuota, nes ir klausimas yra, kad konkrečiai niekas nežino, kiek tų valandų ir panašiai. Žiūrėkit į darbo apmokėjimo sistemą. Pasimkit klausimyną, kurį galite rasti mūsų svetainėje ir žymėkit. Pliusiukas yra, nėra. Bet būkim sąžiningi, jeigu taip atsitiktinai pasirinktume kokios nors mokyklos darbo apmokėjimo sistemą, ne visose tikrai, toli gražu ne visose rastume. Tikrai taip, bet ministro įsakyme parašyta taip, kaip turi būti ir reikia vadovautis. Matyt, todėl tas klausimas ir iškilo. Čia klausimas dėl darbo sutarčių pasirašymo. Klausimas toks, dėl darbo sutarčių pasirašymo dažnu atveju sutartys pasirašymos po rugsėjo vidurio ar vėliau. Iš tiesų šita praktika tokia yra ir mes apie tai jau liktai kalbėjom, kad darbo sutartys turi būti pasirašytos prieš pradedant dirbti. Tokia yra bendra praktika. Ir čia turbūt kreiptis reikėtų į mokytojus visų pirma, kad jie bent vieno dalyko nedarytų, tai yra nepasirašinėtų darbo sutarčių atgalinė data. Nes tai yra savotiškas dokumentų klastojimas, galbūt tai nėra kažkokios atsakomybės nešantis dalykas, tačiau ne vienu atveju tokie pasirašymai ženkliai pablogina mokytojo darbo sąlygas, kada jis sutinka pasirašyti pokyčius. Dažnai... Bet jeigu gali būti, jeigu yra susitarimas, jeigu sutinka, kad dirbti su pakeistomis darbo sąlygomis, tai gali būti įforminami ir vėliau. Bet turi būti susitarimas. Kalbame mes tik tai apie, čia turbūt kalbama apie pareiginės algos koeficientą nustatymą. Jisai įsigalioja tada, kada... Ne, tai tas taip, bet ta prasme darbo sutarties pakeitimai gali būti pasirašomi ir vėliau. Bet jeigu yra sutarimas, abiejų šalių sutarimas, tai pasirašyti niekas netrukdo. Bet jeigu yra kažkoks tai vertimas ir panašiai, tai jokiais būdais nedėkit parašų, jeigu jūs tuo labiau nesutinkat su darbo sąlygų pakeitimais. Turbūt kiekvieną atveju reikėtų, jeigu kyla abejonė, pasidarti su profesinė sąjunga. Būtent. Toliau. Klausimas. 5,5% nedidinama prieš mokykliniam ir iki mokykliniam ar didinama? Tai čia 5,5, tai čia kaip suprantu apie tą darbo užmokesčio fondą. Absoliučiai visom švietimo įstaigom nuo rugsėjo 1 darbo užmokesčio fondas didėja 15,5%. Ar iki mokyklinio ugdymo įstaiga, ar bendro ugdymo įstaiga, visiems didėja darbo užmokesčio fondas 15,5%. Iš jų 10% visiems pedagogams didėja pareiginė alga, o tie 5,5% jau yra, kaip minėjom, darbo apmokėjimo sistemos susitarimo klausimas, kiek ten skiriama ar veiklos sudėtingumas, bet visi šitie kriterijai turi būti aprašyti ar susitarta darbo apmokėjimo sistemoje. Ir čia klausimas yra dėl neformalaus švietimo. Kaip mes jį atsakytumėm, klausimas skamba, kad ne visos neformalaus švietimo programos yra visuotinai atnaujintos. Tai turbūt reikia sakyti, kad neformalaus švietimo programų... Tai yra ir ministrų įsakymai yra parašyta, bet čia pasitikslint klausimą, švietimo mokytojo 5% gali negauti. Tai čia nelabai suprantu klausimą, bet galbūt čia yra klausimas apie tą dėl veiklos sudėtingumų.
kaip apskaičiuojamas. Tai tik noriu pasakyti, reikia patikslinti, jeigu... Tai gal sutarkim taip, kad mes paprašysim žmogaus, kuris uždavė šitą klausimą, patikslinkite, ar tai eina kalba apie programas, kurios vykdomos bendro ugdymo mokyklose, ar kurios vykdomos neformalio ugdymo įstaigose. Ir ar tai kalbama apie 5 procentus dėl veiklos sudėtingumų, nes reiktų pasakyti, kad pagal tą formulę, kuri yra numatyta ministro įsakyme, kuri turi atsirasti darbo apmokėjimo sistemoje, tai nereiškia, kad kiekvienam mokytojui bus didinamas 5 procentais. Pasikartosiu, ten ir yra formulė, pagal kurią apskaičiuojamas, kiek tas procentas didėja. Tai nereiškia, kad kiekvienam mokytojui už darbą su atnaujintu turiniu bus skiriama 5 procentų. Sakykime, kad priklauso nuo kontaktinių iš esmės. Priklauso nuo pasiruošimo valandų skaičiaus ir priklauso nuo bendrų valandų skaičiaus. Tai jisai gali svyruoti ir tarkim, jeigu mažai turi kontaktinių valandų, mažai tų pasiruošimo valandų, tai gali būti ir 1 ir nepilnai procentas, bet jeigu jis dirba daug kontaktinių valandų, daug pasiruošimo valandų, tai gali būti ir 6 ir 7 ir panašiai procentų. Jeigu aš taip supratau klausimą. Tvarkoj, tai, bet jeigu dar pabaigti šitą, tai procentas koeficiento didinimo už veiklos sudėtingumą darbui su atnaujintu ugdymo turiniu iš esmės priklauso nuo kontaktinių valandų skaičiaus. Nes nuo kontaktinių valandų skaičiaus priklauso pasiruošimo skaičius. Ne visiškai taip nuo realiai priklauso nuo dalykų grupės, nes ten pasiruošimo procentas, tai pavyzdžiui, pradinių klasių mokytojams yra dabar ministro įsakyme už kiekvieną kontaktinę valandą ten 60 procentų pasiruošimui, tarkim, menų mokytojams 45 procentų. Bet aš kalbu apie pačią tendenciją. Jeigu turi didesnį skaičių kontaktinių valandų, jam tas procentas bus didesnis. Taip. Čia principas ir yra toks. Čia tikrai pasikartosim, tai nereiškia, kad kiekvienam 5 procentai. Tas 5,5 procentų didesnis finansavimas įstaigai, ne kiekvienam darbuotojui. O kiekvienam darbuotojui pagal darbo apmokėjimo sistemą. Ir tie 5 procentai ne visi skiriami darbui su atnaujintu ugdymo turiniu. Būtent tai yra ir kiti darbas su specialiaisiais poreikiais, su užsieniečiais, mokymas namuose, dar kažkokie kiti kriterijai, kurie yra numatyti įstaigos darbo apmokėjimo sistemai. Na ir 2 paskutiniai klausimai. Kada bus mokama už dėstymą didelėse klasėse? Tai čia jau kartosimės. Yra galimybė tokį kriterijų papildomą veiklos sudėtingumą įtraukti į darbo apmokėjimo sistemą. Įstatymai tai leidžia daryti, vėlgi čia turi būti susitarimas. Darbo apmokėjimo sistemų, bet čia reiktų irgi patikslinti, nes vienur rašo 25 vaikai, kitur rašo 29 vaikai. Tai vienas dalykas, jie yra per didelį klasį, tarkim, jeigu šnekama 25 vaikai klasėje pradiniam ugdyme, tai jau yra vyriausybės nutarimo pažeidimas. Tokių klasių negali būti. Šiaip tokių klasių net negali būti. Tai vadovas jau čia nusižengė. Kitas dalykas, mes apie tai irgi jau esam šnekėję, kad būtent ir įstatymė yra numatyta, kad 2.2 punktas kiti įstaigos susitarimai, darbo apmokėjimo sistemos kriterijai. Ir ten tikrai galima susitarti įvairių kriterijų. Ir dar vienas dalykas, įdomu bus greitai, jau kitą savaitę tikrai galėsim matyti skaičius, bus švisai suvesti duomenys, kokie yra rezultatai klasių komplektų, kokį dydžiai ir panašiai. Tada mes galėsim pasižiūrėti, kaip savivaldybės vykdo savo pagrindinę funkciją, klasių formavimas, komplektavimas, nes tikrai yra pagal pernai susitarimus kolektyviniai sutartį, jie dabar jau ir teisiškai gali mažinti mokinių skaičių klasėse. Pradinėse klasėse formuoti vaikus iki 22 vaikai, vyresnėse klasėse 26 vaikai. Tai čia jau grinai savivaldybių reikalas. Ir pasižiūrėsim, tuo labiau, kad vyriausybės nutarime yra numatyta nuo sausio 1 berods, gerai atsimenu datą, bet man atrodo nuo sausio 1 dienos, jeigu yra nesilaikoma
šio vyriausybės nutarimo, tai yra komplektuojamos klasės per didelis, nei maksimalus mokinių skaičius, grėsia baudos, kaip sakyti, mažinamas bus finansavimas. Taip, sankcijos. Dar vieną dalyką reiktų, šnekėjom ir prisiminiau, kas pasikeitė dar nuo šių metų rugsėjo 1, tai yra papildomas finansavimas už specialiuosius ugdymo poreikius, mokinius, kurie turi didelių ir labai didelių specialių ugdymosi poreikių, jeigu yra, kaip pavyzdys, pradinėj klasėje 24 vaikai, yra mokykla, kur tik tai viena klasė, jeigu tenai yra nors vienas vaikas su dideliais arba labai dideliais, mokykla gauna papildomą finansavimą. Nes skaičiuojamas kaip 2. Maksimalus skaičius 24. Nors vienas yra tas, tai prievolės daryti 2 klases nėra, bet mokykla gauna už 2 komplektus finansavimą. Ir paskutinis klausimas, ką daryti, jei direktorius neleidžia darbo sistemą įrašyti, kad būtų primokama už didesnės klases, už darbus su vaikais didesnėse klasėse. Na, turbūt klausimas šitokį atsakymą turbūt retorinį, jau mes kelis kartus sakėm, ne direktorius nustato, kas turi būti rašyta. Direktoriaus, taip pasakykim, direktoriaus žodis, kas turi būti rašyta į darbo apmokėjimo sistemą, nėra galutinis. Būtent. Taip, mokyklos administracija direktorius turi paruošti projektą darbo apmokėjimo sistemos, atsižvelgdamas į tą nacionalinę švietimo agentūros klausimyną. O profesinės sąjungos žmonių pareiga, teisė įvertinti tos siūlymus ir jeigu yra kyla abejonių dėl vienokių ir kitokių, teikti savo pasiūlymus, o jeigu į tos pasiūlymus, argumentuotus pasiūlymus neatsižvelgiama, tiesiog nesuderinti darbo apmokėjimo sistemos ir tada turbūt įsijungia jau kiti mechanizmai, tokie, kokie taikomi, kada nesilaikoma darbo teisės aktų. Taip, ir dar visiškai pabaigoje patikslysiu, nes mes daug šnekėjom apie tą dėl tų 5,5%. Galite paaiškinti, ar 5,5 tai yra tas koeficientų kėlimas pagal formulę? Tikrai ne. 5,5% tai yra papildomas finansavimas įstaigai, didinamas darbo užmokesčio fondas, ne vien tik tai už darbą su atnaujintu turiniu. Taip, tai aš manau, kad čia klausimų dar bus dėl šito ir dėl kitų dalykų bus daug. Profesinės sąjungos sulauks ir mes skatinam mūsų narius klausti, domėtis ir išsklaidyti abejonės, ar su jais yra elgiamasi teisėtai, nepažeidžiant teisės aktų, ir visus klausimus čia užduotus, kuriuos mes neatsakėm, atsakysime ir po transliacijos. Taip, ir jeigu kils kokių kitų klausimų, rytoj, poryt ar kitomis dienomis kreipkitės ir iš esmės mūsų darbas yra toks, konsultuoti ir patarti, padėti mokytojams. O dabar dėkoju tau už įsamų pristatymą, už darbą vasarą. Dėkoju tau už bendrą diskusiją, tik tai visiems priminsim, kad kaip visada mūsų transliacijos lieka internete, greitų metų jūs galėsit jas peržiūrėti mūsų YouTube kanale, liks ir Facebook paskyroje, liks interneto svetainėje ir bet kada galit prisėdę, turėdami laiko pasižiūrėti ir buvusias mūsų transliacijas. Ir dalinkite su kitais. Tai ačiū visiems, ačiū už dėmesį, ačiū už klausimus ir visiems gerų mokslo metų. Ramių, lengvų mokslo metų. Kad nebūtų blogesni negu pernai. Viso gero. Viso gero.